Kas tai yra pasitikėjimas savimi? Būdavo prie tavęs net baisu kartais prieiti, nes tu atrodai savim pasitikinti. Aš manau, kad labiau manim tiki mano mama. Kas tau turi pasakyti, kad tu esi graži, kad tu patikėtum? Kad aš nepasikėlus, tiesiog aš esu čia, tu čia ir su tuo viskas okei. Tu gali augti, bet aš neprivalau ateiti pas tave. Mums visada kyla toks, o ką apie mus kiti pagalvos? Ką kiti pagalvos? Man iš tikrųjų skaudžiai skamba. Tai aš manau, kad tiesiog rizikuoti yra tame visame esmė. Susimovau, ką daryti, nežinau, gal jūs galite man padėti. Kokį komplimentą tau sunkiausia priimti? Gal tu turi instrukciją? Labas. Kaip ir kiekvieną kartą, su jumis sveikinuosi aš, Jurga Vidugirienė, UMA, Upės merginų ir mamų akademijos mama. Ir šiandieną su manimi, kaip ir kiekvieną kartą, geriausios Lietuvos paauglystės ekspertės. Kas? Tuo išsiaiškinsim. Neringa, tu ne paauglė. Taip, aš Neringa, bet aš esu UMA mentorė ir pro mane praeina šimtai paauglių. Ir aš matau, kuo jie gyvena ir man labai smalsu, kuo jie gyvena. Aš labai mėgstu su jais pasikalbėti, jų paklausinėti ir taip suprantu, kuo galiu būti jiems naudinga ir su kuo jie susiduria, su kokiais iššūkiais. Aš Augusta ir man 15. Kaip tai daro tave paauglystės ekspertė? Nes aš paauglė. Jis kažkaip visos taip sako. Nes aš paauglė. Kaip tavo mama suprato, kad tu paauglė? Nu, atsikėliau kažkada ir atsitiko taip, kad emocijos veržėsi pro visur ir mama suprato, kad jau viskas. O emocijos buvo tos gerosios, kur šokai, dainavai, sakei, koks gražus pasaulis. Ne, pasakose gal taip, bet čia ne. Šios dienos tema – pasitikėjimas savimi. Pasitikėjimas savimi. Ir man taip dažnai parašo paauglių mamos, sako, mano dukra visiškai savimi nepasitikė, ką man daryti? Tai mes šiandieną pabandysim išsiaiškinti ir duoti mamoms instrukcijų. Kas tai yra pasitikėjimas savimi? Kaip jisai ateina? Kur jisai slepiasi? Ar jis toks vidinio darbo su savimi produktas? O galbūt reikia žmonių iš išorės? Nes Neringa, aš visada žiūriu į tave ir galvoju, kad jeigu yra žmogus dar labiau pasitikinti savimi negu aš, tai čia būtum tu. Čia, kaip čia papyks tave, kad pagirtum. Iš kur, kaip? Kada tu supratai, kad tau nebereikia nešioti žaislinės karūnos tam, kad visada jaustumėsi karalienė? Nežinau tikslaus gal laiko, bet tikrai taip niekada nebuvo. Aš esu 4. vaikas šeimoje ir man visada atrodė, kad manęs niekada nemato. Aš jeigu būdavau draugų būryje, kažkokių draugų, naujų draugų, su kuriais ką tik susipažinau, mes galim su jais praleisti visą dieną ir jeigu aš su jais rytoj susitiksiu, aš galvosiu, kad jie manęs neprisimins, nes jie manęs nematė. Tai aš labai gerai šitą momentą atsimenu ir visada galvodavau, kad aš tiesiog nematoma esu. Man toks buvo viduj kažkoks užgyventas, kad manęs nieks nemato. Ir aš paskui kažkada jau, kokių 26 turbūt, 27, galvoju, palauk, o čia tikrai manęs nieks nemato? Ir aš smalsavau. Norėjau pasitikrinti, ar manęs tikrai niekas nemato. Kaip aš tai dariau, dažniausiai tai darydavau, jau tada aš ten vienam darbė dirbau, kitam darbė dirbau, aš užkalbindavau žmonės, kuriuos tik retai sutikdavau kažkur. Tarkim, mes kartu kažkada dirbom, ten savaitę 2 matėmės, daugiau nesimatėm. Ir aš to žmonės užkalbindavau ir sakydavau, o labas, mes čia kartu. Ir aš matau, kad jie mane atsimena. Ir tada aš pradėjau tikrintis. Aš pradėjau klausti ir kitų žmonių, o tu atsimeni tą, ar atsimeni na, taip, sako, mes atsimenam. Sako, man būdavo prie tavęs net baisu kartais prieiti, nes tu atrodai savim pasitikinti. Sakau, ką? Niekada aš to negalvojau ir kai atsirado tam tikri žmonės aplink mane ir turėjau tam tikrus žmonės palikti užnugaryje, kad patikėčiau savim.
Ir buvo laikas, kai aš turėjau savo mentorę, dalyvavau tiesiog projekte, sesė man jį parodė, sako, yra toks projektas, tu gali turėti savo mentorę. Aš to žmogaus, su kuriuo buvau kartu, visiškai nepažinau, išsirinkau iš nuotraukos, buvo 3 mentorės, išsirinkau iš nuotraukos ir projekto metu tu 2 mėnesius tiesiog bendrauji nuotoliu su mentorė, nes buvo karantinas. Ir tas žmogus manimi labiau tikėjo nei aš savim ir aš turbūt tada labiausiai patikėjau, kad pasitikiu savim. Palauk. Kas tavim tiki labiau negu tu savim? Aš manau, kad labiau manim tiki mano mama, nes jinai man yra visada toks ramstis, į kurį aš galiu atsiremti, jinai mane ir padrasina, ir pasako, gerai, varyk toliau, viskas čia yra su tavim puiku. Tai va. Gerai. O su tuo pasitikėjimu savimi, nes kai mes žiūrime tave, mes matom merginą labai aukštai iškeltą galvą, labai tiesią nugarą, labai aiškiai žinančią, ko ji nori ir ko nenori. Ar taip yra iš tikrųjų? Ne visada, nes būna ir blogų dienų, kur tu galvoji, kad esi visai netobula, kad su tavimi yra viskas blogai, bet yra tų nuostabių dienų, kur tu, wow, savim džiaugiesi, kad esi tokia pasitikinti ir gali būti pavyzdžiui to mažom mergaitėm. Tu labai gražiai pradėjai pasakoti apie auginimą. Tu labai aiškiai suvokiai, kad ieškai supratimo, kad esi matoma. Mhm. Kaip jaunoms merginoms auginti šitą pasitikėjimą savimi? Lengva sakyti, pasitikėkit savimi, atsipalaiduokit, jauskitės gražiai, ar ne? Sakykit savo nuomonę. Ir aš suprantu, kad kai mes suaugę bandom tai transliuoti vaikams, paaugliams, jie tiesiog jų galvose ten turėtų vykti, jo, tu pati tu pabandyk. Atsipalaiduokit. Man tai atrodo, kad reikia rizikuoti. Aš esu darius netgi taip, žmogui skambinus, tiesiogiai sesėje esu skambinus mamai ir klausus, mama, kaip tu mane matei, kai aš buvau, tarkim, paauglė? Kokią tu mane matei, kai aš buvau vaikas? Bet čia aš buvau gavus tokią užduotį. Dabar visi turit, vyksta mokymai, esu mokymuose ir gaunu užduotį. Dabar visi turit išeiti už durų ir paskambinti savo artimam žmogui ir paklausti, ką jie apie tave gali papasakoti, kai tu buvai vaikas, kai tu buvai paauglys ir tiesiog kokią tave matė. Ir kai man pradėjo pasakot, aš, wow, tai kiek aš dar galiu sužinot, kai aš žmogaus paklausiu. Ar tai yra patogu? Belė kaip nepatogu. Ta prasme, man net nepatogu buvo girdėti, kad tu pasakai, kad aš pasitikiu savim irgi iš tavęs, man nepatogu girdėti, nes man vis dar kartais sunku tai priimti. Nepatogu yra girdėti tiek gerą žodį, nes aš pagaliau pasitvirtinu, kur ten 10 metų abejoji. Taip yra nepatogu, kur tu 10 metų jau pripratai su tuo nepasitikėjimu gyvent ir tau kažkas patvirtina, kad taip nėra. Labai nepatogu. Taip pat yra nepatogu gauti ir tą tokį, gal taip ir nėra. Bet tada faina, nėra, ką galiu padaryti, kad būtų. Bet nepatogu, neveikia. Tu pasitikėk labiau savim. Neveikia. Visiškai neveikia. Veikia tada, kai tu pats išbandai. Man taip veikia. Aš esu veiksmo žmogus. Jeigu man pasakė, kad, nežinau, kopūstuose nėra vaikų, aš turiu net patikrinti, ar ten nėra. Nėra, žinokit, tikrai tikrinau. Taip pat ir su pasitikėjimu. Jeigu sako, žiūrėk, eik daugiau žmonės ir kalbėk, daugiau gausi drąsos ir pasitikėsi savim, gerai, pažiūrim, ar veikia. Aš rizikuoju. Man tik tai pavyksta. Augusta, kokiuose situacijose tu jautiesi gražiausia, geriausia, labiausiai savim pasitikinti? Kas turi vykti aplinkui tave, kur tu turi būti? Tai aš manau, kad yra svarbiausias tarp žmonių, grupė ta žmonių. Kai tu esi grupiai žmonių, kurie labai daug keikiasi ir jų kūno kalba visai kitokia ir jie tokie nieko nesidomi, tai aišku, nėra to labai pasitikėjimo jausmo ir nesijautų tu čia labai graži. Bet kai yra žmonės, kurie bendrauja kitaip, kurie ieško giliau kažko, tai aišku, tada tu susimastai, gal tu čia irgi graži, gal tu čia irgi pasitiki labiau, tai aš manau, iš to eina. Iš tų žmonių, su kokiais tu bendrauji. Tai va. O ką tu darai? Kaip tu augini savo pasitikėjimą savimi? Ar jį įmanoma užauginti? Jį kiekvieną dieną galima auginti.
savais būdais. Man tinkamiausias būdas yra, aš labai nepasitikiu su naujais drabužiais. Aš visada bandau užsidėti kažką naujo ir nepripras prie vieno drabužio, nes aš tada lipsiu jį ir neišlysiu. Tai aš bandau skirtingus drabužius dėtis kiekvieną dieną. Geras. O ar vis dar, žinant, kaip tu sąmoningai rizikuoji ir sąmoningai augini savo pasitikėjimą savimi, ar yra situacijų, kada tu jautiesi ne savo vietoj, nežinanti, ką darai, nežinanti, ar esi pakankama? Visad, dažnai taip nutinka. Dažniausiai, kai išeinu ten, kur nebūnu, jeigu aš turiu kažkokių savo ratą žmonių, tenais man faina, aš galiu būti, bet jeigu tik atsitinka naujas ratas žmonių, aš iš karto net susitraukiu kartais, kol suprantu, kad, palaukit, aš čia galiu irgi šiek tiek vietos užimti, bet aš labai dažnai susitraukiu prie naujų žmonių, nes kartais gal bijau juos išgąsdinti savo kažkokiu keistumu, kurį esu įtikėjus, kad kartais turiu, paskui tai priemu kaip autentiškumą, bet naujos vietos ir nauji žmonės, aš ten visada save susimažinu. Truputį. Kokį komplimentą tau sunkiausia priimti? Tu graži. Visada kažkaip yra, ar tikrai aš esu graži. Ir būna dar kitas momentas, kad, o tu čia mane meluoji? O tu sakai tiesą. Tai visada būna toks momentas, kad tu pagalvoji ir man tiesiog yra labai sunku priimti tokius komplimentus. Kas tau turi pasakyti, kad tu esi graži, kad tu patikėtum? Žmogus, kuriuo aš labai pasitikiu, su kuriuo esu atvira ir nuoširdi. Geras. Žinai, man atrodo, aš esu pasakoju šitą istoriją, bet aš supratau, kad esu graži, kai buvau 12 klasėje. Iki 12 klasės aš maniau, kad esu šiaip savo. Ir net pradinėse klasėse esu ėjus pas savo klasės auklėtoją ir skundusis, kad mane vadina bjauriuojančiuku. Ir ji tada man sakė, kad Jurguitė, taigi tu žinai, ko baigėsi šitą pasaką, kad bjauriuojančiukas išvirsta į gulbę. Ir aš tarsi tai girdėjau, bet nesupratau, kol koks tai bernas, tiesiog random bernas, man nepasakė, kad klausyk, mes čia darysim vakarėlį. Gal tu nori atvažiuoti, dar pasikvies gražesnių panų. Ir žinai, toje keistoje situacijoje, kur iš tikrųjų, tai čia nei apie savivertę, apie nieką, aš pagaliau išgirdau, kad aš esu graži. Ir man po šiai dienai, man 46, man neša stogą suvokimas, kad kažkas man visiškai nesvarbaus, praeidamas pro šalį, galėjo pasakyti tokį gyvenimą keičiantį sakinį. Iš kur tu žinai, kad esi graži? Nes tu tikrai žinai. Man tas komplimentas turbūt manęs niekas nenupirkdavo su tuo komplimentu, kad tu graži. Jurga, žinai, istorijas mano. Nenupirkdo, man būdavo turbūt labiau svarbu, kad man pasakytų, kad aš išmintinga, protinga, nes man tai būdavo kažkaip sunku priimti. Ir dabar man kartais sunku priimti, nes aš neturiu kažkokių 10 diplomų ant sienos pakabintų, kai viskas yra matuojama diplomais, kažkokiais raudonais ar dar kokiais. Aš labai vertinu mokslą, viskas yra su to tvarkoj, bet aš kažkaip galvoju, kad išmintingumas nebūtinai yra įvertinimas diplomo ant sienos. Tai man geriausias komplimentas būdavo, kai žmogus sakydavo, kad aš išmintinga arba protinga, o kad graži, aš kai tai gimiau, man pirmą sekundę seselė pasakė, kad labai graži mergaitė. Tai aš sakau, kad man mama šitą istoriją visada pasakoja, kad kai tu tik gimei, iš karto pasakė, kad seselės, kad labai graži mergaitė. Tai turbūt gavau palaiminimą, kurio pati patikėjau vos tik gimus. Gerai. Man štai kas įdomu. Kaip tau atrodo, kaip tai mato kiti žmonės? Ką jie apie tai galvoja? Ką galvos tie žmonės, kurie dabar žiūri šitą tinklalaidę? Man labai daug kas sako, kad aš iš pirmo žvilgsnio atrodo labai rimta. Ir atrodo labai nedraugiška ir tokia, kad visus taip teisinti. O kiti sako, kad aš esu labai šilta. Ir aš manau, kad kiti
Gali sakyti, kad aš ir keista. Visom prasme. O ką apie tai sako tavo geriausia draugė? Kad aš esu labai šilta ir nuoširdi. Tai kur tiesa? Nuoširdume. Ką apie tave galvoja žmonės? Nežinau, kaip senai klausiau, reiktų pasitikrinti. Geras, va, tu užduotėlė. Man užduotis pasitikrinti. Kaip tave dabar mato? Kaip Tai dabar žmonės. mane mato, nes kai kai girdėdavau, kad mane mato labai labai pasikėlusi, bet tai būdavo paauglystėj, sakydavo, kad tu pasikėlus prie tavęs labai sunku prieiti. Ir aš tada bandžiau save labai sumažinti. Tada bandydavau bendrauti ir draugauti su tais žmonėmis, su kuriais atrodyčiau truputį žemesnė, truputį prastesnė, truputį durnesnė, taip pasakius. Bet aš bandydavau taip daryti, nes ne, aš nenoriu būti pasikėlus, kodėl jūs mane tokia matot. Tai aš žinau, kad aš bandžiau taip daryti ir tikrai nesididžiuoju, kad taip dariau, nes būdavo, nežinau, kai aš buvau paauglė, sakydavo, kad oi ne, aš nepasikėlus čia tu per žemai. Pasakymas labai skamba taip agresyviai, gal sakyčiau, bet aš manau, kad tai tiesa. Kad aš nepasikėlus, tiesiog aš esu čia, tu čia ir su tuo viskas okei. Tu gali augti, bet aš neprivalau ateiti pas tave. Aš galiu būti čia ir tu gali pas mane ateiti, bet aš nenoriu eiti žemyn, aš noriu kilti aukštyn. Man gyvenime yra labai svarbus pokytis ir augimas, dėl to tą pamoką jau išmokau, manau. Ir labai man svarbu, su kokiais žmonėm dabar būnu. Geras. Manęs prieš savaitę klausė, sako, žiūrėk, mes tave matom ir tu visada šiek tiek pasikėlus. Aš sakau, tikrai šitą žodį naudoju, sako, sąmoningai tikrai šitą žodį naudoju. Ir sako, ar tu nebijai, kad žmonės tiesiog nedrįsta prie tavęs prieiti, kai tu vaikštai visada tokia tiesi, aukštai iškėlusi galvą. Ir aš tada šiek tiek sutrikau viduje ir paskui staiga klausiu, ar tu man nori pasakyti, kad aš turiu šiek tiek susimažinti tam, kad tu šalia manęs jaustumės gerai. Žmogus nusišypsojo ir sakė, tikrai ne. Tai galvoju, kaip iš tiesų kiti žmonės mus irgi, mes suvokiam, kad jie mus mato. Bet kiek tas jų dėmesys ir matymas iš tikrųjų daro įtakos mūsų savivertį. Manau, kad gana didžiąją dalį, nes mes vis tiek gyvenam tokioj visuomeniai, kur mum paaugliam yra labai sunku, nes mum visada kyla toks, o ką apie mus kiti pagalvos, ką kiti pagalvos, jei aš apsirinksiu tai. Mes dauguma paauglių, manau, nelabai nori išsiskirti. Ir jie rengiasi taip pat. Ir manau, kad yra labai didelį įtaką. Truputėlį išplėtokim, nenorėti išsiskirti. Gerai, tai reiškia nenorėti rengtis kažkaip kitaip, ar ne? Kas dar? Kas dar telpa? Elgtis kitaip. Elgtis kitaip. Mokytis lygiai taip pat, kaip kiti, nes nenori būti žemesnis, bet nenori būti ir aukščiau, kaip visi kiti. Tai tu man nori pasakyti, kad paauglės kars nuo karto susimenkina moksluose tam, kad neatrodytų gudresni už kitus? Visko gali būti. Tai ką darysim, Neringa? Tai, ką darėm iki šiol. Man iš tikrųjų skaudžiai skamba. Ir aš pati esu 2 merginų mama. Ir viena jau labai paauglė, kita dar tik tai dideliais žingsniais bėga link to. Ir aš suprantu, kad šiuo metu man kaip niekad yra sunku įtikinti, apsirengti kažką kitokio. Jo, nusišypsot tada, kada jos galvoja, kad jas mato, arba pakvailiot, kai jos galvoja, kad jas mato ir vertina kiti. Ką tu darai? Tu vis tiek esi taip savimi pasitikinti mergina. Ką tu darai? Kaip tu įriesti per šitą pasaulį, kad nepamestumai savo savasties? Tu gali duoti instrukciją, ten, žiūrėk, ten mamos,
Dabar užsirašinėja, realiai pasiėmė blanknotus, užsirašinėja. Tai aš savo visada sakau, kad aš gyvenu vieną kartą ir kad visada rizikuoju ir bandau būti kaip įmanoma savimi ir, man nebesvarbu yra, ką pasakys kiti. Jie mane vieną kartą pamatys gyvenime ir viskas. Tai aš manau, kad tiesiog rizikuoti yra tame visame esmė. Rizikuotojas. Gerai. Ar yra situacijų, kuriuose norėtumai jaustis drąsesnė? Ir ką galėtum dėl to padaryti? Klausimas tau irgi. Kokia pasikėlus. Šiuo metu manau, kad ne, nes jeigu pajaučiu, kad taip yra, aš padarau. Aš kažkokį mažą žingsnį vis tiek link to žengsiu, jeigu suprantu, kad čia bijau. Ir bet ką aš galiu padaryti? Tai bet aš padarau, aš tokiam dabar turbūt savo esu kažkokiam pike rizikavimu ir naujų dalykų bandymo, kad aš vis tiek mažą dalyką padarysiu. Negaliu dabar ir vardinti konkrečios situacijos. Neteina niekas į galvą, visiškai juoda skylė dabar. Atrodo, kad net laukia tokia iššūkį. Duok padarysim. Bent kažkiek susimausiu, bet padarysim. Man atrodo, kad pakankamai. Aš kartais pagalvoju dar taip. Labai toks iš karto patarimas, kurio niekas neprašė. Jeigu aš jau išgyvenau tam tikrus susimovimus gyvenime, jeigu aš jau net išgyvenau tą ir aną, galim patys įsivardinti, ką mes išgyvenom, tai po galais aš išgyvensiu ir šitą kažkaip. O jeigu ne, tai eisiu kažkur, paverksiu, pasinervuosiu, atsiremsiu tos žmonės, kurie yra šalia ir tada sakysiu, susimovau, ką daryti, nežinau, gal jūs galite man padėti. Man atrodo, kad jeigu mes jau iki tiek išgyvensim ir dar daugiau. Geras. O tu? Aš tai norėčiau būti kai kuriuose situacijose drąsesnė, nes kartais ta baimė išsiskirti vis tiek manyje laimi ir aš tada, kaip pilka pelytė, būnu prie visų. Manau, kad nelabai yra gerai ir reikia dažniau bandyti kažką naujo. Bet aš žinau, kad tu labai daug pokyčių įsileidai į savo gyvenimą. Kas jie? Ką tu darai su savo pasauliu, kad jis keičiasi? Aš kažkaip su savim pradėjau kai kuriom temom vakarais su savim kalbėtis ir aiškintis, kodėl aš pavydžiu tam žmogui, dėl ko aš jam pavydžiu, kodėl man nepatinka tas žmogus, kas manyje jame dirgina ir kažkaip man tai labai padėjo ir aš tada kažkaip pradėjau labai save keisti, o kai aš save keičiu ir žmonės aplink mane irgi keičiasi. Ir tiesiog tie pokyčiai vienas po kito ėjo ir tų pokyčių buvo labai daug. Man buvo iš pradžių labai baisu, kad tiek daug pokyčių įvyko, bet paskui aš kažkaip pripratau prie tų pokyčių ir buvo toks dar, tai kur dar pokyčiai? Dar reikia galbūt, tai va. Žinot ką? Aš turiu jausmą, kad mums reikia baigti. Ir aš prašysiu, Neringa, tu gal galėtum duoti instrukciją merginoms. Kadangi aš tavyje matau tai, kas su jomis atsitiks, po kokių 10-15 metų, jeigu jos investuos į save ir investuos savo vidinį augimą, jeigu jų mamos padės joms šiek tiek daugiau save pažinti, padės atsirasti iš tiesų tokiose vietose ir tokiose aplinkose, kurios tikrai galėtų pasikapstyti savyje, ne kai joms sueis 30. Ne? O aš truputėlį anksčiau. Tai iš tavęs instrukcija ten į kamerą merginoms. Merginos. Merginos. Kad ir kokioje aplinkoje esat šiandien, kad ir kokią mamą turit, kad ir kokį tėtį jūs turit, brolį ar sesę, jūs neprivalote, kad jie taptų jūsų autoritetai. Tai nebūtina, bet jeigu tai yra, tai nuostabu. Bet jeigu taip nėra,
ir jūs nedrįstat tam tikrų dalykų pasakot jiems ir norėtumėt visiškai kažkam kitam papasakot, ieškokit aplink save mentorių, žmonių, tetų, visiškai gal nepažįstamų moterų, kurios jūs įkvepia. Rašykit joms žinutės, yra socialiniai tinklai, ieškokit pačios, sakyčiau, pagalbos, su kuo galit augti, nes nebūtinai jūsų šeima mato taip jūs, kaip jūs norėtumėt, kad jūs matytum. Kartais aplinka, kuri visiškai nieko nežino apie jūsų neplautus indus, netvarkytą spintą, neatliktus namų darbus, gali pasakyti daug daugiau. Ir su to viskas gerai. Nebijokit, kad kartais jūsų autoritetas nėra jūsų šeima, sesės, pusseserės, pusbroliai ar tetos. Tai gali būti visai kiti žmonės, kurie jūs įkvepia. Auč. Mieloji, tavo darbas yra duoti instrukciją mamoms. Kaip padėti ir įkvėpti tas merginas, kurios nebūtinai labai gerai jaučiasi, nėra labai užtikrintos savimi. Tai pirmas dalykas, nuveskite ją į spa saloną, kad jinai pasijustų verta ir graži to. Kitas dalykas, pasikalbėkit su ją apie tą savivertę ir kas jai yra tas grožis. Ir gal truputį pastumtelkit ją nešioti išskirtinius drabužius ir neprilipt prie vieno drabužio visus mokslo metus. Tai va. Aš labai didžiuojuosi. Aš labai didžiuojuosi, kad galiu dirbti su tavim. Aš labai didžiuojuosi, kad galiu truputėlį pabūti tavo mama. Ir jeigu aš dar galiu pridėti vieną mažą instrukciją, tai galvoju, mamos mielosios, jeigu norit, kad jūsų dukros jaustųsi fantastiškai gerai, būkit geras. Pažiūrėkit šiandien į veidrodį. Pasitikrinkit su savimi, kaip jūs šiandien jaučiatės, kaip aukštai nešat iškėlę galvas, kokio teisumo yra jūsų nugara ir kokį pavyzdį jumise mato jūsų dukros. Ir aš žinau, jums viskas bus gerai. Ačiū, kad klausėt. Mes grįšime vėl iki kitų susitikimų. Kaip ten panas sakėt? Like, subscribe. Ir ką? And smash that follow button.